Šiame video papasakosiu apie mūsų mylimiausią Vom Puppy liniją. Turime skirtingas pakuotės, tai yra 0,5 kg dešrelės, 560 gramų pakuotę kukuliukų, 2,5 kg pakuotę kukuliukų bei ekonominę 6 kg pakuotę. Norėčiau akcentuoti, kad visose šiose pakuotėse produkto sudėtis nesikeičia, keičiasi tik tai pati forma. Jeigu turime mažą šunelį, greičiausiai rinksimės kukuliukus, nes patogiau dozuoti, vienas kukuliukas sveria 20 gramų. Jeigu turime vidutinį arba didelį šunelį, rinksimės dešrelę, taip pat bus patogiau suduoti. O jeigu turime veislyną arba labai daug mažų šuniukų, rinksimės ekonominę 6 kg pakuotę. Vom Puppy linija yra unikali ir sukurta konkrečiai mažiems šuniukams. Ir tai yra vienintelis produktas rinkoje su tokia tikslinė auditorija. Šis produktas užtikrina šuniukų mitybą nuo 1 mėnesio amžiaus iki metų. Ir turiu akcentuoti, kad nieko papildomai šuneliui duoti nereikia. Viskas yra subalansuota, vitaminizuota ir garantuoja sveiką šuns augimą. Vom Puppy yra gaminama iš išskirtinai Norvegijoje užaugintos žmonių mitybai skirtos mėsos, laikantis aukštų kokybės ir higienos reikalavimų. Ši linija yra sukurta iš kaulingos vištienos, jautienos skrandžių bei kepenų, norvegiškos lašišos bei kiaušinių. Ši formulė yra praturtinta omega-3 riebiosiomis rūgštimis ir tai garantuoja ir užtikrina šuniuko gerą odos kokybę bei kailio būklę. Vom Puppy produktas buvo sukurtas Norvegijos gamtos mokslų universiteto specialistų, remiantis bendraisiais RO mitybos principais. Vom Puppy yra sveiko ir laimingo šuniuko gyvenimo pradžia. Kai šunelį maitiname šiuo maistu, mes užtikriname jo pilnavertę mitybą. Šunelis bus energingas, žvalus, sveikas, stiprės jo imuninė sveikata. Dar norėčiau priminti apie šunelių šėrimo normas. Kai šuniukas sveria iki 40% prognozuojamo suaugusio šuns svorio, dienos norma turėtų būti apie 4–5% nuo esamo šunelio svorio. Kai šunelis sveria apie 40–80% prognozuojamo suaugusio šuns svorio, reikėtų duoti per dieną, dienos norma turėtų būti apie 3,5% nuo esamo šuns svorio. Kai šunelis sveria apie 80% prognozuojamo suaugusio šuns svorio, reikėtų dienos normą duoti apie 2% esamo šunelio svorio. Pateiktos normos yra tik orientacinio pobūdžio. Visada turime žiūrėti į individą, kaip jisai jaučiasi, kaip jisai atrodo, kaip jisai tuštinasi ir parinkti normą individualiai. Produktą atšildyti rekomenduojame šaldytuve. Tiesiog įdėkite kitos dienos šuns šėrimo normą po to, kai pašersite savo šunelį. Atšildytą maistą šaldytuve galima laikyti iki 3 dienų. Dėkoju visiems žiūrėjusiems ir tikiuosi, kad šitą naują šiandieną išmokote apie Vom Puppy liniją.